Galiu patvirtinti, kad šiuo metu vyksta dronų išbandymai. Tuo pačiu vyksta ir mūsų naujos įsigytos technikos išbandymai, taip pat ir pareigūnų apmokymai. Ir artimiausiu laiku, galbūt kitą jau savaitę, šie prietaisai jau dirbs Šiaulių miesto gatvėse. Visų dronų funkcija bus eismo kontrolė ir greičio mėgėjų viršyti greitį vairuotojų kontroliai ir, aišku, paskui sankcijų pritaikymai. Sunku prognozuoti, bet manome, kad pažeidėjų skaičius bus nemažas.